Papasakokit, kokie būna implantai peties artroskopiniam operacijom. Galbūt išskirčiau kokius taip, 3 gal grupės maždaug implantus. Tai vieni implantai yra, kur yra pats tik tai siūlas ir yra specialus mazgas ir nėra jokio nei plastiko, nei metalo. Tokie dažniausiai naudojami priekinės lūpos plyšime, lūpos plyšime, naudojami didžiojo krūtinės raumens plyšime insercijoje. Kuomet implantas tvirtinasi už kaulo kietosios dalies, vadinamo kortekso. Kita rūšis implantų yra, sakyčiau, kur implantuojamas arba metalas, arba medžiaga, kuri perauga kaulo, integruojasi į kaulą. Skirtumas yra daugiau techninis pačiam, manau, chirurgui, kas kur kam patinka, nes visi, nesakyčiau, kad kažkoks yra vienas blogas ar vienas geras, visi yra geri implantai, skyrus yra tam tikros operacijos, kur kam ką naudoja. Pasirenki, koks tau yra tam momentui prieinamesnis. O koks bus implantas? Jūs nusprendžiat prieš operaciją, ar operacijos metu jūs turite ten šalia daug tų visokių implantų ir tada jūs renkatės? Taip, tai kiekviena operacija turi tam tikrą metodiką arba techniką. Tai kai tas operacijos aš darau, tarkim, dieną 4-5, tai žinau, kokio man reikės implanto. Nes nėra taip, kad man kažkoks bus operacijos metu, ypač kalbu apie artroskopinės operacijas, kuomet kils klausimas, ką naudoti. Yra atviros operacijos, pavyzdžiui, alkūnės, raiščių plyšimas, raiščių alkūnės rekonstrukcija, kuomet priklausomai nuo kaulo kokybės, nuo plyšimo dydžio galiu pasirinkti didesnį, mažesnį implantą su kažkokiu metalu, be metalo. Kartais metalinis implantas yra žiauriai gerai, kai nori sužinoti jo padaręs rentgeną, žinoti jo vietą, nes jis yra rentgeno kontrastinis ir matosi tiesiog, kur tu jį palikai, gal jis niekur netrūkdo. Grubiai taip galbūt išskirčiau.